Sukurtos kortelės, nes paprastai mums pritrūksta motyvacijos kažkokį pratimą padaryti. Vienas iš motyvacinių elementų yra kokią terapinę naudą tam tikras pratimas tau duoda. Ir nepatingėsiu ir priversiu, pakviesiu ir pagrindinį, iš tikrųjų, šio projekto aktyvumo sveikata partnerį, kuriuo dėka mes turėjom tiek daug seminarų ir jis visus juos moderavo ir kurio dėka mes turim labai daug medžiagos, neslėpkis po krūmais, mes tave matom, nes tas daržas labai gerai apšviestas, nes čia augalai gauna šviesos, nes jie viduje po stogu. Tai va, esmė yra tokia. Tiesiog ateikit, prašom, mielas Artūrai, išsirink kortelę. Tomai. Kaip loterijos bilietą kokį. Tikrai taip. Trauk drąsiai. Oho, net baisu kažkaip. Nu, Daiva tai paėmė... Taip. Ką ištraukė? Ruonis sausumoje. Ką, Laima? Žuvis lašas. Žuvis lašas. Tomai? Žuvis tinkle. Tinkle. Artūrai, ką gavai? Aktinija. Aktinija. Čia tokia. Gerai. Nu, vat, ateikit čia, nu, nestovėkite ten. Negaliu palikti savo postų darbo, tai aš arčiau taip ateisiu. Drąsiau. Kaip Seimo narys, toks negaliu. Taip. Daivai, šitą pratimą, kurį Daiva išrinko, būtų labai sudėtinga atlikti. Bet jeigu mes trumpam pakviesim ir garso režisierių, tai jie galės padaryti Ruonį sausumoje. Artūras su garso režisierium? Taip. Ne. Taip. Ne. Prašom. Ir čia, ką tai suteikia? Terapinė nauda. Lavinamas proprioreceptinis kūno suvokimas, užtikrinama tikslinė iškrova, lengviau sukaupiamas dėmesys, gerinama emocinė būklė, gerinama elgesio savireguliacija, įkraunama raumenų ir sąnarių sistema ir auginama savivertė, užtikrinama puikiai nuotaika ir skatinamas draugiškumas. Tai šitą duosim Daivai, Aktinėje. Vienas guls ant grindų, dabar Taip. su škojom. Trumpai palikim jūs, mėly per nuotolį žiūrovai, be priežiūros. Va, žiūrėkit, rodau toks paveiksliukas. Aha, visi mato. Va. Tai tokį pratimą jūs turite dabar padaryti kiekvieną vakarą namuose su savo partneriu. O kaip jį padaryti, jums parodys Artūras ir Michailas. Kviečiam. Tai bus kitame podcaste. Šnekorius. Gal čia sudėtinga, kur Išsisuksiu. Gerai. Aš nuo šito pratimo išsisuksiu. čia reikia kilimėlio. Mes duosim jam rytoj atlikti, nes rytoj filmuosim sekantį podcastą su išsėtinės sklerozės slaugytoja ir kitais. Iš santaros klinikų jinai. Taip. O su slaugytoja galės daryti poilsį. Taip. Gerai. Ačiū. Mane irgi taip sakyčiau, gal kitam kartui. Bet idėja gera šitų kortelių. Taip, tai yra nuostabu. Žuvis lašas, bet niekas neištraukia, yra raudonų kortelių, tai pagal sudėtingumą. Žalia yra lengvai, geltona vidutiniškai atlikti, raudona sunkiai. Tai niekas neištraukia. Taip. Jo, čia gulėti reikia ant kilimėlį. Tai mes... Tai įsivaizduokit, kad aš jau čia plaukiu. Ką turi Tomas? Tinkle kažką turi.
irgi ant grindų. Kojos visi ant grindų. Ir tau ant grindų. Gerai, tai aš tada pati surasiu tai, kas ne ant grindų ir mes... Ir privers atlikti. Jo, ir privers atlikti, nes vakar, turėjau... Jo, turėjau, kadangi, buvo tas parodyta, tai... Daug pasidalinam. Jo, jūs pasidalinkit šiaip, pažiūrėkit. Kokios spalvos ieškot, čia iš vidaus turėtų. Oi, tai ne, aš tiesiog, kadangi rodė kortelės, tai buvo labai lengva. Kažką galima daryti sėdint. Paduoda ranką, atverstų delno. Ne. Aš žinau, ką, tiesiog man reikia surasti. Surasti aš vieną noriu tikrai. Čia nieko tokio. Daug tomai kažkaip pasižiūrim greitai. Jo, tiesiog galima. Jo, šitą buvo. Ta prasme, tai, kas... Va, radau. Va šitą mes tikrai atliksim. Koks įdomus pavyks. Jo. Kaip nesusimastė. Ką pamatė. Taip. Nes šitą pratimą aš siūlau daryti dažnai, ypatingai, kai pasidaro liūdna. Jis yra paprastas ir visgi ponas Artūras ateis ir padarys jį kartu su mumis. Taip, čia šitas pratimas, kokia jo terapinė nauda? Jis mažina nerimą, slopina susijaudinimą ir jį paprasta atlikti, greitai tiesiog pasijuntam neramiai ir reguliuoja emocijas, gerinama kūno pajauta, geriau mes suvokiam savo kūną, įkraunama raumenų sistema, ją atpalaiduojant, suteikiama nemažai teigiamų emocijų, ypač sutikus kitą lamantiną. Nes šitas ženkliukas tai yra lamantinai. Jis vadinasi lamantino apkabinimas. Tai va, taip jis atrodo. Va, parodyk, nuneš, parodyk. Lamantinų čia būrelis. Porelė. Man tai jie labiau į tos smurfus, elfus. Aš manau, kad mūsų garso režisierius irgi gali atsistoti tam, kad jį padaryti. Artūrai, nesislėpk. Aš noriu tiesiog nurodymą. Jo, tiesiog atsistojam visi. Taip. Dabar mūsų kojos ekrane. Taip. Rimtai? Nu taip. Taip, sunku pasakyti, bet sakyk. Pažiūrėkim, ar mes matomės. Va, Tomo galvos neliko. Taip, Tomai reikia biškį taip pritūpti, trupučiuką vadinti. Labai gerai. Tomai, gali atsisėst, kadangi tu sėdint tave, tu esi matomas. Taip, Artūrai. Tai tu sakai, ką daryti? 5 minutės. Mes kartu, tikrai užteks tų 5 minučių. Taip. Dabar, labai paprastai, apkabinkit save. Apkabinot. Dabar paleiskit. Dabar įkvepiant apkabinam save. Ir nekvėpuojam. Bet stipriai apkabinam. 1, 2, 3, iškvepiam. Ir padarykim 3 kartus dar. Iškvepiam. Ir iškvepiam. Tai vat, aš net biškį apsvaigau, nes įkvėpavimas iš tikrųjų ramina, mes pajuntam save ir
iš kitų mūsų Ir sėdint. galima, bet aš norėjau stovint. Bet galima ir sėdint, pabandykim. Irgi veikia. Taigi, jeigu jūs negalit stovėti,